Tema. Gaminių gamyba iš plikytos tešlos. Tikslai. Savarankiškai pagaminti gaminį iš plikytos tešlos, nustatyti gaminių kokybę jusliniu būdu, parinkti reikiamą inventorių ir jį paruošti naudojimui, paruošti žaliavas gamybai, pagaminti tešlą, suformuoti gaminį, iškepti gaminį, apipavidalinti gaminį, dirbti ekonomiškai ir taupiai, laikytis sanitarijos ir darbo saugos reikalavimų, pagaminti plikytos tešlos gaminį, profiteroliai, įranga, plakimo mašina, kepimo spinta, svarstyklės, viryklė, inventorius, dubenėliai, antgaliai, sietai, termometras, konditeriniai maišeliai, peiliai, mentelės, šepetėliai. Profiteroliai. 1 kg profiterolių receptūra. Žaliavos pavadinimas. Žaliavos kiekis gramais. Miltai. 490 gramų. Margarinas. 245 gramai. Kiaušiniai. 735 gramai. Druska. 5 gramai. Vanduo. 440 gramų. Gatavo gaminio svoris. 1000 gramų. Vanduo supilamas į plikinimo katilą ir sudedamas margarinas. Druska. Kaitinama iki vanduo užverda. Į karštą skystį suberiami miltai ir greitai maišomi mentele, kad nesušoktų į gumuliukus ir staigiai užpliktų. Užplikyta masė yra 80 laipsnių Celsijaus temperatūros. Gerai atšoko nuo katilo sienelių. Sušokusi į vieną gabalą blizga. Maišant masė atvėsinama iki 60–70 laipsnių Celsijaus temperatūros. Į išmaišytą ir paušintą masę palaipsniui įmaišomi kiaušiniai ir maišoma, kol tešla pasidaro vientisa, vidutinio kietumo, grietinės konsistencijos. Paruošta tešla spaudžiama per konditerinį maišelį su lygiu antgaliu, kurio skersmuo 8 mm. Į skardas pateptas riebalais, maždaug 10 mm dydžio apvalais gabaliukais. Tuoj pat kepami. Kepama 200–210 laipsnių Celsijaus temperatūroje apie 20 minučių. Iškepę profiteroliai atvėsinami ir sufasuojami į uždarą tarą. Trumpa gaminio charakteristika. Plikytos tešlos gaminys su dideliu kiaušinių kiekiu. Paviršius lygus. Spalva rusva. Konsistencija pusiau tąsi. Forma apskrita. Dydis diametras 1 cm. Skonis ir kvapas būdingi plikytos tešlos gaminiams. Drėgmė 7%.